Mėly broliai ir seserys Jėzuje Kristuje, artėja 21 sekmadienis po švenčiausiosios trejybės. Įvadiniai žodžiai yra iš apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams 12 skyriaus 21 eilutės. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Sekmadienio šventoji Evangelija yra pagal Matą. 5 skyriaus nuo 38 iki 48 eilutės. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam, nes jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo 2. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, tai kogi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Žinome šios Jėzaus žodžius iš Evangelijos pagal Matą. Juos žino ne tik krikščionys, bet juos žino ir netikintieji, ypatingai apie atsuktą kitą žandą. Mums tema sudėtinga ir ne visai patogi. Išgirdus šiuos žodžius, kokiagi mūsų pirmoji reakcija? Iš vienos pusės ir dažnai būna, čia kažkokia filosofija, idealus pasaulis, tokiame aš negyvenu. Arba kai kada galime sakyti, taip, čia tokie reikalavimai, Jėzus tikrai taip sakė, taip reikėtų daryti, aš kažkiek stengiuosi, kiek išeina, kiek neišeina, bet bandau. Ir Dievas mato, man turbūt už tai ir atlygins, žino, juk stengiuosi. Jėzus kalba labai rimtai. Ir kiekvieną kartą, kai jis prabyla, mes turime su visu rimtumu įsiklausyti į jo žodžius. Nes ką jisai kalba, tai iš tiesų jis ir nori pasakyti. Jeigu mes nerimtai į jo žodžius žiūrime, juos klausomės, juos priimame, mes esame panašus į žmonės, apie kuriuos yra parašyta 50-ojoje psalmėje. Bet nedorėliui Dievas sako, kokią teisę tu turi kartoti mano įstatus ir kalbėti apie mano sandorą. Juk nekenti mano auklėjimo ir atmeti mano įsakus. Mes krikščionys turime tai išgirsti ir priimti visą tai su didžiausiu dėmesingumu. Apie ką Jėzus kalba? Aną sekmadienį klausėmės apie santuoką, kur Jėzus kalbėjo pirmiausia apie Dievo sumanimą ir tada žmogaus širdį. Ir tada kaip tas sumanimas įgyvendinamas, neįgyvendinamas. Dabar vėl Viešpats kalba į žmogaus širdį. Jis pateikia gyvenimiškas situacijas, kai kurias universales, kai kurias iš to laiko apie nueitus atstumus. Bet apie ką jisai kalba, kad krikščionis turi būti
jau naujas kūrinys, savo dangiškojo tėvo vaikas. Nenusigręžk nuo to, kuris prašo. Net gręžk nugaros tam, kuris ateina, tam, kuris nori tavo pagalbos. Būk su tuo, kuriam reikia tavo patarnavimo. Netgi, jei tau yra nepatogu, sudėtinga, bet tu priklausai ne vien savo, o tiksliau ne savo. Su Kristumi tu esi dangiškojo tėvo vaikas. Ir Jėzus toliau sako: atleisti, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulėje tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Viešpats parodo savo meilę visiems žmonėms nuo ryto iki vakaro, duodamas visiems šilumą, maistą, aprūpindamas visko, kas reikalinga. Mes krikščionys dar daugiau matome, kaip viešpats virš neteisiųjų ant kryžiaus ištiesia savo rankas ir matydamas viso pasaulio ir mūsų kaltę tarė: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Ir jis ištiesia savo rankas virš neteisiųjų, kad neteisiuosius išgelbėtų. Ir už tai, kada viešpats ragina nekerštauti, kad ragina, kad ties mumis sustotų blogis ar smurtas, jis nori, kad mes atkartotume tai, ką jis padarė ir mūsų atžvilgių, neužskaitydamas mūsų nuodėmių, nekeršydamas už mūsų sielos, širdies gyvenimo nepastovumą, bet atleisdamas mums ir tapdamas Dievu, kuris ateina patarnauti savo žmonėms. Ir viešpats to trokšta iš savo vaikų. Kerštavimas, pyktis, užsisklendimas savyje, nenorėjimas dalintis, įvairios blogybės, jos turi kažkur sustoti. Dievas ragina, kad jos sustotų ties Dievo vaikais. Ir kas atsimenate senąjį tekstą mūsų liturgijos, giedodavome iš senesnių giesmynų kerštavimas turpaliovimą. Iš pradžių buvo kerštavimas turpaliovimą, tada kerštavimas turi paliauti. Taigi kiekvienų pamaldų metu apie kerštą ir pirmiausia galvodavom apie Dievo kerštą, bet kartu tai būdavo ir priminimas ir mums, kad mūsų širdis turi būti kaip Dievo širdis ir mūsų gyvenimas kaip Dievo gyvenimas. Klausimas yra, ar tai lengva? Tikrai tai nėra lengva. Prisimenu neseniai vieną pokalbį šiais metais įvykusi su tikinčiu krikščioniu iš pietinių tautų, tokio gal temperamento karštesnio žmogų. Jis pasakojo įvairius gyvenimo įvykius, toks buvo visiškai draugiškas, įdomus pasidalinimas. Na ir sako, ką manai apie tai? Sakau, svarbiausia, kad tose sunkumuose, kada tu matai jau priešus, arba žmonės, kurie tau nepatinka, kad tu nekeršytum ten už žodį ar kažkokį prasižengimą, bet atleistum. Ir jis labai nustebo, sako, kaip tai galima nekeršyti ir atleisti. Taigi prisipažink, sako, ir tu nori keršyti. Ir tau sunku atleisti. Taigi mes turime keršyti. Toksai jis kalbėjo taip, kaip mes dažnai ir patys ir galvojam. Bet Jėzus apaštalams ir visiems mums sako, jūs pasaulio šviesa, sako, jūs pasaulio druska. Bet kada yra šviesa pasaulyje, kai atspindima Kristaus meilė? Ir mes esame iš Dievo priešų virtę Dievo draugais, Dievo vaikais. Taip viešpats ir nori, kad mes nekerštautume, bet melstumės. Ir kad neieškotume priešų tame suskaldytame pasauliu, kur visi yra persipykę dabar ir visi nekenčia. Bet priešingai. Melstumės už visus žmonės ir pirmiausia už tuos, kurie mus yra įskaudinę. O gal ir nėra įskaudinę. Gal kažkas yra apšmeižęs, kad mus įskaudino.
O gal mums atrodo, kad mūsų kažkas nemėgsta, bet mes jau priešą esame susikūrę savo širdyje. Ir jums tikriausiai žinoma, visiems gerai žinoma istorija, bet aš ją priminsiu. Man regis, jie atitinka šios dienos mintį. Kaip žinia, po visų šventųjų prasideda vajus prekybos centruose ir visur kitur, jau kalėdų, reklamos, iškabos, žaislai, melodijos ir visi kiti dalykai. Na, pagalvoju, gal šį kartą mes bažnyčią apie kalėdas pakalbėkime dar pirmiau už pasaulį. Ir norėčiau jums priminti įvykį įvykusi prieš 110 metų vakarų fronte, kada buvo kalėdų naktis iš 24 į 25 ir kalėdų diena ir žmonės, 100 000 kareivių iš kovojančių pusių. Vieni pradėjo giedoti apkasuose, kiti. Tada kareiviai išėjo iš apkasų, ėmė dalintis gerybėmis, tomis, kur pradžiugina, kas iš Vokietijos pusės su kumpiais, dešromis alumi, kas iš Prancūzijos vynu ir sūriais, taip pat apsikeitė tabakų, sagomis ir dar žaidė futbolą. Kariaujančios pusės pamiršo, kad yra priešai. Ir ši jaudinanti istorija, jūs esate be abejo girdėję ir apie ją daug ir kalbėta, ir filmai sukurti, ir pasakojimai. Po to viskas grįžo į seną vagą, vadovybės buvo labai nepatenkintos tokiu bendravimu ir jau per kitas kalėdas, jau per Pirmajame pasaulinėme kare, jau aidėjo patrankos ir kaip tik buvo norima kuo daugiau žūčių ir parodyti savo nuožmumą. Netgi vienam Britanijos karininkui vos pavyko išvengti už šį nutikimą mirties bausmės. Jam buvo suteikta karaliaus malonė ir jis išgyveno. Bet tą akimirką žmonės, jaudinančią akimirką, kas jie buvo? Tai buvo valandos, kada žmonės buvo iš tiesų, kas jie yra arba kas jie norėtų būti. Kaip jie tapo priešais. Kažkas vienus įgrūdo į vienus apkasus, kitus į kitus apkasus. Kad ir lietuvis, tarnaujantis okupacinėje caro kariuomenėje, kokiais priešų galėjo būti tam pačiam Britui arba Belgui. Jie buvo dirbtinai padaryti priešais, bet širdyje jiegi norėjo gyventi, tiesiog gyventi. Jie netroško žudyti. Ir tą kalėdų naktį ir atsiskleidė, kad žmonės trokšta šilumos ir žmonės išgirdę vieni giesmę kalėdų, priešai gieda, ėmė traukti savo giesmę, išmoko kartu džiaugtis ir juoktis ir bendrauti. Ir mums nuo Adomo ir Ievos laikų atrodo, kad ir ypatingai nuo Abelio ir Kaino, kad šiame pasaulyje nėra vietos ir kad mums žmonės yra kliuviniai. Dažnai priešai atsiranda mūsų gyvenime netikėtai. Ir didžiausi priešai visai yra ne žmonės. Ir mes esame raginami, ir Jėzus mus ragina, mylėti artimą, bet nekęsti nuodėmės. Suvokti, kad mūsų didžiausi priešai yra mūsų pačių kūnas, pasaulis ir piktoji dvasia. Ir šio sekmadienio skaitinyje, laiške Efeziečiams, apaštalas Paulius rašo: Mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių pasaulio tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Šį sekmadienį, kai eisite į pamaldas, ruošitės pamaldoms, kai grįšite, prisiminkite, jog kai Jėzus tarė, būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas tobulas, jis kalba rimtai. Ir kiek tau ir man laiko liko šioje žemėje, nežinau, bet tegul tas laikas būna Dievo meilės atspindys. Ir prašykime Viešpaties, kad jis išmokintų mus mylėti artimą taip, kaip jis pamilo mus. Tik jis tą gali padaryti ir tik jo palaiminti
jo žodžio pašventinti, jo sakramentų atgaivinti. Mes galime tai padaryti. Visagalė, amžinasis Dieve, per savo mylimąjį Sūnų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų, Tu paliepėjai mylėti priešus, gera linkėti mūsų nekenčiantiems ir melstis už mūsų persekiotojus. Maloniai aplankyk mūsų priešus, kad jie atgailautų už savo nuodėmes ir kartu su mumis bei visa krikščionija Dievo baimėje, minties ir širdies vienybėje gyventų. Meldžiame to per Tavo Sūnų Jėzų Kristų mūsų viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir šventąja dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen. Labadiena visiems, kurie stebite tinklalaidę Liuteronų bažnyčia YouTube platformoje. Šiandieną vėl naujos mintys, aktualią temą, su kuria mes susidurėme kiekvienas ir kiekvieną dieną. Tai yra socialinė sritis. Socialinė sritis, kuri dažnai yra apipinta įvairiais mitais, nebūtais dalykais, netgi tie, kurie šiek tiek yra susidūrę su socialinė sritimi, su tai, kas ten vyksta, ypatingai su bažnyčios socialinė sritimi, jos kuruojama dalimi. Taip pat dar dažnai iki galo negali paaiškinti ar suprasti, kas tai yra per reiškinys ir kodėl jis mums yra toks svarbus kaip visuomeniai, kaip bažnyčiai. Ir kokios yra to ištakos, kokia yra to priežastis. Tikriausiai reikėtų pirmiausia atsakyti mums kiekvienam į klausimą, kodėl žmonės, dėl kokių priežasčių daro vienus ar kitus veiksmus arba darbus. Šiandieną norėčiau kalbėti apie gailestingumo darbus, apie gailestingumą. Tai yra ta tema, be kurios mes negalėtume kalbėti nei apie socialinę sritį, nei apie žmonių santykius, socialinius ryšius, nei apie šeimą, nei apie platesnį ratą, kuriame žmonės bendrauja, gyvena ir kuria savo būtį. Kas yra gailestingumas? Štai vienas liuteronų teologas, kunigas Vilhelmas Loihe, kuris gyveno XIX amžiuje, teigia tokį paprastą dalyką. Gailestingumas tai iš esmės yra ne kas kita kaip meilė. Meilės darbas, galima taip sakyti, meilės išraiška. Tai yra malda, tai yra garbinimas, kylantis į dangų, kylantis pas viešpatį. Tačiau lygiai taip pat tai yra pasireiškiantis nuolankumas, gebėjimas ateiti su ramybe, su atjauta pas tuos žmonės, kurie kenčia, kurie patiria nelaimės, išgyvenimus, kurie turi tokių patirčių, kurios neleidžia dažnai pajudėti, net jei jie to labai nori, kažką keisti, kažką daryti. Tai yra pasilenkimas prie tų, kurie yra palaužti, pavargę, kuriems yra reikalinga pagalba čia ir dabar. Ir kuriems ta pagalba dažnai būna reikalinga ilgą laiką. Tas paguodos, palengvėjimo atnešimas į kito žmogaus gyvenimą, pagalba suteikta, ji ir yra ne kas kita kaip meilės išraiška. Nes gailestingumas atneša viltį. Žmogus, kuris yra palaužtas, kuris gyvenime mato vien tamsą, kuriam niekas nepadeda, kuris pats negali situacijos iš esmės jau pakeisti, ko jis neturi vilties. Ir jeigu atsitinka taip, kad kažkas gali padėti, kažkas gali ištiesti pagalbos ranką, išties neretai tai suteikia viltį.
Na, o mes žinome apie didįjį trejetą, apie viltį, tikėjimą, meilę. Ir didžiausiame yra meilė, nuo to, nuo kas viskas prasideda. Viltis, kuomet žmogus ją turi, padeda įsikibti į tą menkiausią kitą kartą gyvenimo šiaudą ir bandyti iškilti iš dugno, vėl gyventi, vėl kvėpuoti. Ir taip pat kiekvienam, kuris patiria prisilietimą, tą malonės gailestingumo prisilietimą, natūraliai kyla mintis, o kodėl tas žmogus, kuris man tą gailestingumą parodė, kodėl jis tai daro. Kokia yra to priežastis? Kodėl kitas žmogus, kuris galėtų užsiimti visiškai kitais dalykais, kuris turi savo paties rūpesčių, kuris turi savo paties darbų, savo paties sumanimų, galbūt troškimų ir galėtų gyventi kitokį gyvenimą, jis ateina ir skiria savo laiką, skiria jėgas, kantrybę, visus kitus dalykus, kurie yra reikalingi tam, kad štai man ištiestų pagalbos ranką. Kodėl taip yra? Tai yra natūralus klausimas ir iš tiesų istorijos eigoje jis labai dažnai iškildavo tiems, kurie matydavo, kaip krikščionys atlieka tos gailestingumo darbus, kaip jie gyvena, kaip jie elgiasi, kaip jie ateina prie kito žmogaus. Kad atsakytume į šitą klausimą, turime pažvelgti į tai, koks yra krikščionio požiūris į kitą žmogų. Nesvarbu, ar jis būtų krikščionis ar nekrikščionis. Koks yra požiūris tiesiog į žmogų? Mes kaip kiekvienas kaip krikščionis tikime, bent jau taip turėtų būti, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Jau vien tai mums kalba apie tai, jog žmogaus orumas, žmogaus garbė, žmogaus gyvybės neliečiamumas yra neapsakomai svarbus. Kartais galbūt to patys dar nesuprantam, kokią didžiulę malonę mums teikia Viešpats. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą yra vertingas jau pats iš savęs. Dievo akyse žmogus yra vertingas, taigi ir mes vienas kito akyse taip pat turėtume būti vertingi. Turėtume vienas į kitą žiūrėti kaip į tikrą vertybę, kaip į tikrą turtą, kaip į tai, kas yra iš tiesų brangu. Tas žmogaus orumas, tas žmogaus vertė, jie yra ne tada, kai žmogus elgiasi pagal tam tikras normas, kai jis yra kažko gyvenime pasiekęs. Ne, žmogus nuo pat jo pradėjimo akimirkos iki pat paskutinio atodūsio yra vertingas. Jis yra Dievo kūrinys. Ir iš tiesų Viešpats, rodydamas mums gailestingumą, nori, kad ir mes taip darytume, taip elgtumės. Nes iš tiesų, iš kur atsiranda visos gyvenimo problemos? Tai yra nuodėmės pasekmė. Nuodėmės, kuri griauna žmogaus gyvenimą, kuri sukuria įvairiausių kliūčių, priklausomybių, kuri sudaro tokią situaciją, kad žmogus papuolęs į tą liūną, į tas pinkles, iš jos pats savaime negalėtų išsigelbėti. Taigi, tam reikia, kad Viešpats padėtų, kad Viešpats gelbėtų. Ir tą išgelbėjimą mes turime Kristaus asmenyje. Tačiau Viešpats taip pat gelbėja iš nuodėmės mus čia gyvenančių šioje žemėje. Stengiasi mus pakelti, sustiprinti, kad mes galėtume toliau žengti. Kaip jis tai padaro? Jis tą atlieka kitų žmonių rankomis. Taigi mes kiekvienas
esame įrankiai Dievo rankose. Mes kiekvienas galime būti panaudoti geru, tinkamu laiku. Tai yra mums gera žinia. Mes patirdami patys Dievo meilę galime ją dalintis. Galime kitam žmogui parodyti, koks Dievas yra gailestingas. Kaip mes tą matome praktiniuose dalykuose? Kaip tas yra įgyvendinama? Kaip mes savo gyvenime tą galime padaryti? Ir kaip mes matome, tai yra daroma? Gailestingumo darbai pirmiausia skirti pagelbėti žmogui, tačiau jeigu mes atskiriame tokį darbą nuo dvasios ir patarnaujame tik tai žmogaus kūnui, tai mes atliekame iš tiesų labai nedidelę to darbo dalį. Todėl, kad kūno poreikius patenkinti tai yra viena, ir kartais tą padaryti nėra labai sudėtinga, tačiau patenkinti dvasios poreikius yra daug sunkiau. Todėl, kad žmogus, kuris neturi galimybių arba turi labai ribotas galimybės savimi pasirūpinti, dažniausiai yra kur kas labiau pavargęs ir sužeistas dvasioje negu kūniškai. Tos problemos jos paprastai ateina iš toli, iš ankstyvų žmogaus gyvenimo metų, neretai, žinoma, būna įvairiai. Šiaip gyvenimo eigoje atsitinka įvairiausių dalykų. Svarbu, ką mes tuo metu iš tikrųjų galime padaryti. Kaip mes galim parodyti gailestingumą. O kuo gailestingumas skiriasi nuo paprasto gailesčio? Parodyti gailestį yra labai lengva. Mes galime gailėtis tų, kurie yra kažkur toli, apie kuriuos mes kartais išgirstam, galbūt kažkur perskaitom, galbūt kažkur pamatom. Lengva yra pasirūpinti kabutėse tais, kurie yra toli ir prie jų mums niekada nereikės prisiliesti. Taip galbūt mes dar galėsime padaryti kokį gerą darbą, galbūt kažkur paaukosime kokią piniginę auką ir tuo nuraminsime savo graužatį, kad mes galbūt kažko nepadarėme. Tačiau gailestingumas yra ne tai. Apie tai mums iš tikrųjų kalba Jėzaus palyginimas apie gailestingąjį samarietį. Tačiau to palyginimo pradžioje mes matome beužsimezgantį pokalbį tarp vieno rašto aiškintojo, kuris bando užmegzti pokalbį, bando galbūt šiek tiek sugelti ginčą, įnešti tam tikrą nepatogumą ir jis klausia, atrodo, paprastų dalykų, širdžių dalykų, apie tai, kas artimas, kaip tas gailestingumas, koks jis toks. Jėzus paklausė labai taikliai, tiesiai į to žmogaus širdį, priversdamas jį susimastyti. Sako, o kaip skaitai? Kaip tu matai tai, ką esi perskaitęs raštuose, Dievo žodyje? Senasis testamentas, Penkiaknygė. Tie raštai, su kuriais tas žmogus buvo gerai susipažinęs. Žinoma, jis atsako paprastai, teisingai. Ir Jėzus jo nesmerkia. Jis sako, taip, teisingai atsakyta, viskas tvarkoj, bet ar nereikėtų eiti ar ne ir taip daryti, kaip yra parašyta, kaip yra pasakyta. Ar nereikėtų žodžiuose, kad ir labai geruose, labai prasminguose įžvelgti tai, jog tuos žodžius turėtų sekti kas? Veiksmas. Taigi gailėtis galima. Galima gailėtis įvairių dalykų. Savęs, kitų žmonių situacijos. Ir štai
palyginime apie gailestingąjį samarietį, ten mes matome du žmonės, kurie pamato šalikelėje sumušto žmogų. Jie nežino, kokia ten tiksli ta situacija ir galima įtarti, kad jie nėra kitaširdžiai. Tačiau vienas kunigas praeina vieną kelio pusę, levitas kita. Praeina pro šalį. Nes tai yra kas? Tai yra ne jų reikalas. Taip, galbūt jiems pagailo šiek tiek to žmogaus, bet vietoj to, kad imtis kažkokio veiksmo, jie praeina pro šalį, nes turi savų tikslų, savų rūpesčių. Tačiau tas žmogus, samarietis, kuriam turėtų lygiai mažiausiai toje situacijoje rūpėti, kas ten vyksta, jis ateina prie to pavargusio, sumušto, sužeisto, šalikelėje gulinčių žmogaus. Ką jis daro? Jis atlieka tokį veiksmą, paprastą veiksmą. Jis aptvarsto žaizdas, nuveža į smuklę, palieka slaugyti. Mes nežinome, ir tai nėra žinoma esmė, kaip situacijas klostėsi toliau, bet tokių panašių dalykų atsitinka ir šiuo metu. Nebūtinai rasti žmogų sumuštą šalikelėje. Tačiau žmogų, kuris yra sužeistas savo dvasioje, kuris turi įvairiausių poreikių, kurių jis negali niekaip patenkinti. Toks žmogus yra ne ką geresnėje situacijoje negu tas buvęs šalikelėje. Tam tikra prasme jis ir yra gyvenimo šalikelėje. Ir laukia pagalbos. Ištiesiant ranką, suteikiant pagalbą, parodant gailestingumą, tai yra veiksmą, dažnai būna taip, jog nesulauksi atsidėkojimo, paprasto ačiū. Ir to galima sulaukti ir pykčio, nepykantos, tokio proveržio, kad žmogus atrodo turėtų džiaugtis tą pagalbą, bet galbūt jis nesugeba to priimti. Galbūt jis, turėdamas karčių patirčių gyvenime, galvoja, jog dabar ta pagalba, suteikta pagalba yra kažkokia klasta, dėl kurios reikės vėliau patirti išgyvenimų kitokių. Būna ir taip. Tenka iš tiesų susidurti su įvairiomis situacijomis ir taip pat man asmeniškai, darbuojantis socialinėje srityje, mūsų bažnyčios diakonijoje, konkrečiai Šakių diakonijoje, ir matant žmonės, kurie gyvenime turi pačių įvairiausių problemų ir jie neretai nemoka, nesugeba galbūt priimti tos pagalbos adekvačiai ir todėl kenčia savo dvasioje. Žinoma, būtų galima numoti ranką ir nesakyti, o kam man tai reikalinga? Kodėl aš pats turiu išgyventi? Kodėl aš pats turiu rūpintis tokiais žmonėmis, kuriems patiems nelabai ten įdomu, koks tas jų gyvenimas, kaip jis dėliojasi, kas ten vyksta jame. Bet tai nėra gailestingas požiūris. Tai nėra meilės požiūris. Jeigu aš myliu, tai tam žmogui, kurį aš myliu, stengiuosi suteikti tai, kas yra reikalinga. Ne todėl, kad aš gausiu kažkokį atlygį už tai, bet aš visą tai, ką darau iš meilės. Gailestingumas, einantis iš meilės kitam žmogui, supratimo, kad aš pats galėčiau taip pat atsidurti panašioje situacijoje ir laukčiau pagalbos. Man padeda tokiose situacijose, kai norėtųsi numoti ranką ir sakyti, kam man šito viso reikia. Gailestingumas yra labai plati sąvoka. Gailestingumo darbai, regis, turėtų mums užtarnauti labai gerą statusą, netgi Dievo akyse. Bet žinome, kad esame išgelbėti ne
darbais, bet tik tikėjimu, iš tiesų Dievo malonė. Ir mums Jėzus tą visada primena. Ta mums primena labai gražiai apaštalo Pauliaus užrašyti žodžiai, kad mes visi stokojame Dievo garbės. Ir todėl gali kilti pagunda, kad reikėtų daryti daug gerų darbų, gailestingumo darbų. Na ir žinoma, tada Dievo akyse tai bus nuopelnas. Ne. Tai yra tik Dievo malonė. Mūsų išgelbėjimas, mūsų gyvenimas. Jeigu mes pradedame galvoti, jog mūsų darbai galėtų mums kažkaip pagelbėti šitoje situacijoje, yra kitas didelis pavojus. Tai yra puikybė. Tai yra nepaprastai didelis pavojus, todėl kad ateina labai nepastebimai. Man pačiam ne vieną kartą iš tiesų yra tekę pajusti tai, kai atrodo padarai kažką labai tokio, iš ties pavykusio dėl kito žmogaus ir atrodo gali padėti, pagelbėti, bet imi galvoti, kad aš padariau tai. Aš tai padariau. Čia yra mano darbas ir tikriausiai niekas kitas to nebūtų galėjęs padaryti, bet tik tai aš. Gal būtų galėję kažkiek padaryti, bet tikrai ne taip gerai, kaip aš galėjau tą padaryti. Ir tai yra pirmas žingsnis į puikybę. O jie yra tai, kas labai greitai lyg magnetas pritraukia kitas nuodėmes ir tada tai griauna jau mūsų pačių gyvenimą. Ir žinoma, tų, kurie yra šalia ir netgi tų, kuriems mes bandom padėti. Galbūt norėčiau pasidalinti dar tokiu pavyzdžiu ir atsakymu į vieną klausimą, kuris irgi yra labai svarbus. Galbūt jisai galėtų skambėti taip. Kokia turi būti mano paties gyvenimo situacija, kad aš galėčiau padėti kitam pilnavertiškai? Galima būtų atsakyti taip, kad nėra tokios situacijos, kad mes negalėtume kitam padėti pilnavertiškai. Todėl, kad bet kokia pagalba žmogui yra reikalinga. Mūsų visų galimybės yra skirtingos. Tačiau tai nereiškia, jog mes negalime padėti, kad ir labai mažais dalykais. Vietoje laiku pasakytų žodžių, galbūt duotų patarimų, ištiesta pagalbos ranka, kad jis užtenka vieno duonos kąsnio. Ir tai jau yra didelė pagalba. Išklausyti žmogų, suprasti žmogų, atjausti, tam, kad kitas nesijaustų atstumtas, vienišas. Tai yra labai didelė socialinio darbo sritis. Tai yra labai svarbi dalis. Nes žmogus, kuomet jis jaučiasi reikalingas, jis gali pradėti žengti tam tikrus žingsnius. Tai yra pradėti pasitikėti kitais žmonėmis, jeigu tas pasitikėjimas yra dingęs. Pradėti pasitikėti ir savimi. Ir žinoma, nuostabiausias dalykas, kai žmogus, kuris jau praradęs viską ir tikėjimą, vėl ima pasitikėti Dievu. Tačiau tai procesas, kuris trunka ilgai. Ir todėl labai greitai, bandant, sakykime, bendraujant su tokiais žmonėmis, bandant jiems padėti, dažnai nusvyra rankos, kai matai, jog, atrodo, padaryta yra labai daug, yra pagalbos suteikta labai daug, bet žmogus, atrodo, vėl krenta atgal į tą pačią duobę, vėl daro tos pačius dalykus. Ir tai yra priežastis nusivilti, tačiau, taip tikrai neturėtų būti. Tam reikia daug kantrybės, tam reikia daug tokio, nusistatymo ir nuolatinės maldos ir prašymo, kad Dieve padėk man, kad aš galėčiau turėti tos kantrybės, padėti kitam, netgi tada, kai matau, jog tas procesas vyksta lėčiau, negu man norėtųsi. Taigi vėl, kai aš bandau savo priskirti
visus nuopelnus, visą tai, kas kitam yra žmogui suteikta. Tai vėlgi ta pati puikybė, tas pats įsivaizdavimas, kad aš čia viską pakeisiu ir padarysiu. Ne. Iš tiesų, per mus, kaip ir tam tikrus įrankius, veikia Dievas. Tai yra jo rankos, jo valia veikia per mus kiekvieną. Mums tik reikia tą priimti ir tuo pasitikėti. Nes visą darbą atlieka iš tiesų viešpats, patį svarbiausią darbą. Tai yra kito žmogaus širdį, jis suminkština, jeigu jį kieta, jis beldžiasi į ją, atveria duris į ją. Su kokiom kitom dar problemom susiduriam. Dar norėtųsi trumpai galbūt pakalbėti apie tai, kokia situacija yra čia mūsų liuteronų bažnyčios diakonijoje Lietuvoje, būdami nedidelė bažnyčia, turėdami tam tikras ribotas galimybės. Tikrai turime platų veiklos spektrą ir tai yra dėka tų žmonių, kurie aukoja savo jėgą, savo laiką, kurie daro viską dėl artimo meilės. Ir stengiasi ne tik žodžiais, bet ir darbais, veiksmais parodyti gailestingumą. Mums kiekvienam bent jau galėtų būti toks įkvėpimas iš tų žmonių, kurie tikrai galėtų daryti visiškai kitus dalykus, tačiau jie aukoja savo brangų laiką ir jėgas, savo darbą, savo artimųjų laiką, tam, kad galėtų padėti. Norėčiau pasidalinti tokiu pavyzdžiu, kuris yra tikrai ne vienkartinis, tačiau kuris tęsiasi jau daugelį metų. Jis čia iš Šakių diakonijos, kurioje darbuojuosi. Tai yra nuostabus liudijimas žmonių, kurie daugiau nei 20 metų atvyksta į Lietuvą po keletą kartų per metus, kurie atvyksta iš Vokietijos, kuriems reikia nukeliauti dar ir nemažą kelio dalį. Ir šie žmonės atneša labai brangią ir svarbę žinią. Mes norime būti su jumis, kad mes norime jums padėti. Daugelis jų tuos darbus, kuriuos čia nuveikia, atvykę į Lietuvą, jie nuveikia savo pačių atostogų sąskaitą ir taip pat savo darbu, kuris trunka tikrai ne vieną dieną, parodo, kad galima padaryti nuostabių dalykų, jeigu iš tiesų širdyje yra tikėjimas, yra pasitikėjimas. Viešpačiu yra noras ištiesti pagalbos ranką. Ir tai yra gražus pavyzdys, krikščioniškas pavyzdys. Vieno iš jų buvo paklausta tokio paprasto klausimo, apie kurį kalbėjau dar tinklalaidės pradžioje, kad natūralus klausimas, o kodėlgi visą tai vyksta? Kodėl tas žmogus visą tai daro? Ir jis pasakė labai paprastai: aš tiesiog noriu prisiliesti prie jūsų gyvenimo. Tai yra meilės, tai yra gailestingumo išraiška. Tai yra matymas ne akimis, tačiau širdimi. Ir todėl tikrai norisi palinkėti, kad mūsų bažnyčios diakonijoje, mūsų bažnyčios visose parapijose, bei žinoma, nesvarbu kokioje srityje mes dirbtume, ką mes darytume, kad visur būtų vieta gailestingumui, visur būtų laikas pažvelgti į šalia esantį žmogų. O gal jam vis dėlto šiandien reikia, kad aš būčiau šalia, kad aš būčiau šalia jo bėdų, problemų ir padėčiau jas spręsti.
taip kaip galiu, taip kaip sugebu, tai iš tikrųjų yra didžiulė stiprybė. Nes kiekvieną gerą darbą Viešpats laimina, iš ko ir kyla visi geri dalykai, tai yra iš Viešpaties. Tai aš labai noriu palinkėti, kad mes iš tikrųjų nebijotume būti tais įrankiais Dievo rankose, nebijotume atsakomybės, nebijotume tam tikrų iškylančių iššūkių, sunkumų. Jų visada bus. Tačiau tikrai su Dievo pagalba viskas yra įveikiama, viskas yra padaroma. Tas kiekvienas geras darbas prisideda prie to, kad ir mūsų ir pačių kiekvieno gyvenimas nuo to tampa šviesesnis, geresnis mūsų širdyse. Jeigu yra daugiau meilės, tai reiškia, kad ten lieka mažiau vietos įvairioms nepagrįstoms baimėms, pykčiams ir kitiems dalykams, kurie trukdo mums. Na ir žinoma, tai yra liudijimas mūsų kiekvieno kaip krikščionių šalia esančių. Kad štai aš atsiliepiu į Dievo meilę, savo gyvenimo dalį aukoju, savo gyvenimo kelyje stengiuosi daryti tai, kas yra prasminga, teisinga, kas yra reikalinga ir dėl to džiaugiuosi. Kad aš nepiktas, nesusiraukęs, darau tuos gerus, gražius dalykus ir darbus, bet iš tikrųjų džiaugiuosi. Džiaugiuosi Viešpatyje, nežinau, kad Viešpats už tą pasitikėjimą duoda žymiai daugiau man, negu aš galiu suteikti kitam. Tai tame džiaugsme linkiu mums pasilikti ir visuose sunkumuose pasikliauti malda, visuomet pasikliauti Dievo žodžiu, kuris mūsų ragina, eik ir tu taip daryk. Viešpats jūs visus te laimina. Ačiū ir iki pasimatymų.